Kaimelis, kaimas Šakių rajono savivaldybėje, pastaruoju metu garsėjantis savo dvaru, o tikinčiųjų ir istorijos mylėtojų dėmesį traukiantis kaimelio Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje stovinčiais ypatingais ir įspūdingais istoriniais vargonais, kurie po ilgo ir nelengvo kelio buvo restauruoti ir Vilniaus arkikatedros vargonininkės Eglės Rudokaitės prisilietimais ypatingai suskambo viename iš festivalio Kiduliams 465 renginių. Taip kalbėjo romantikai. Šiais metais šiems vargonams sukanka tokia garbinga sukaktis, tai yra, kai jie pastatyti čia, Kaimelio bažnyčioje, praėjo jau 220 metų. Tai kai rengėme projektą ir, sukaktis, istoriniai vargonai, vertingi vargonai, atrestauruoti vargonai, tai už tai ir įtraukėme, nes buvo labai didelis noras, kad skambėtų jie kuo dažniau skambėtų ir mums dovanotų, tiesiog ir tų laikų kompozitorių parašytas muzikas vargonams, tiek solo, tiek ir su vokalu. Tai tokia mintis ir gimė, kad norėjosi įprasminti, įgarsinti šitus vargonus. Šie Kaimelio parapijos bažnyčioje stovintys vargonai tikrai verti įprasminimo, nes yra vieninteliai Lietuvoje 1804 metais Rygos meistro Teodoro Tidemano sukurti saloniniai vargonai. Šie unikalūs vėlyvojo baroko rokoko stiliaus kameriniai vargonai yra labai svarbi Lietuvos vargonų meno istorijos dalis. 1804 metų rugsėjo 28 dieną vargonų meistras Teodoras Tidemanas juos baigė montuoti ir derinti. Ir paliko įrašą ant popieriaus įklijuotą oro skritimo dėžėje su savo vardu pavarde ir rugsėjo 28 data 1804 metų. Autentiškas įrašas netaisyklinga vokiečių kalba vargonų oro skirstymo dėžės viduje patvirtina, kad vargonai sukurti žymaus 18 amžiaus pabaigos 19 amžiaus pradžios vargonų meistro. Tik vos didesnis nei 2 metrų vargonų prospektas artimesnis saloninių vargonų tipui, nors instrumentas nedidelis, tačiau 6 balsų vamzdyno garsai puikiai užpildo bažnyčios erdvę. Tai labiau saloninio tipo vargonai. Yra nedideli, tai yra 6 registrų ir 2 papildomų įrenginių. Tai yra 6 registrai skirti groti, 1 manualinė klaviatūra ir 2 papildomi registrai, varpeliai ir būgnas. Tokio dydžio instrumento Lietuvoje praktiškai neišliko šitie vargonai ir kitų vargonų fragmentai. Gerai ir kokybiškai sumeistrautas Kaimelio instrumentas byloja apie profesionalų vargonų meistrą. Vargonų viduje išliko autentiškos lygiagretinės dumplės su pleištiniu oro semtuvu, minamu viena kojinė pamina. Visa instrumento mechaninė traktūra, sklendinė oro skirstymo dėžė, vamzdynas taip pat išliko autentiški. Neautentiški yra plastikinės manualinės klaviatūros klavišų andeklai, originale buvę kauliniai arba juodmedžio. Be to, romantiškas momentas. Jeigu nebūtų elektros, šiais vargonais būtų galima groti kojinės paminos pagalba, o vargonininkas galėtų skambinti šviečiant žvakėms. Šis unikalus kūrinys yra vienintelis dokumentais įrodytas ir išlikęs beveik autentiškas meistro Teodoro Tidemano instrumentas Lietuvoje. Šie vargonai išliko pilnai autentiški. Visi vamzdeliai, išskyrus keletą vamzdelių, kurie neišliko, viskas yra autentiška. Tai yra oras kristimo dėžė, dumplės, vamzdeliai
ir akustinis būgnas. Šiuose vargonuose išliko autentiškos dumplės, dumplių pamina, taip pat klaviatūra, oro skirstymo dėžės ir beveik visi vamzdeliai. Tiek mediniai, tiek metaliniai. Mediniai tai iš pušies medžio, iš ąžuolo medžio, o metaliniai iš alavo švino skardos. Šitie klaviatūra yra išlikusi autentiška, bet antdeklai viršutinė dalis kaulo ir juodmedžio jau yra atkurta pagal analogus. Ir mechanika taip pat yra išlikusi autentiška. Kaimelio bažnyčios vargonai šiandien yra vieni seniausių ir vertingiausių istorinių instrumentų ne tik Šakių rajone, bet ir visoje Vilkaviškio vyskupijoje bei Marijampolės apskrityje. Būtent todėl Kaimelio parapijos klebonas Zenonas Stepanauskas dar 2018 metais ėmėsi iniciatyvos ieškoti finansinių galimybių šią istorinę vertybę restauruoti. 23 metai, kai šit dirbo, tai maždaug apie 20 metų jau jie negrojantys. Pradžioje jie grojo, bet prastai. O šiaip pagal enciklopedijas jie neremontuoti iš esmės 100 metų. O vieni vertingiausių Marijampolės apskrityje ir Vilkaviškio vyskupijoje. Ir ypatingai garsaus Kuršo meistro Prūso Tidemano vargonai sukurti, kuriuo žino Europą. 5 metus kreipėmės į paveldą nuo 2010 dėl lėšų. Ne, nei eurų už paveldą. Nors ta kaina 38 000 eurų. Pirmo etapo mechaninės dalies. Tai nėra jau tokie labai dideli pinigai, bet nesurado valstybei. Aš labai supratau ir kadangi buvęs vargonininkas, chorvedys, tai žinot, man buvo labai jautru, bet kai atsimašiau 5 metus, nieks neremia, tai paskui aš galvoju, numojau ranką, galvoju, tegul dar jie stoju 100 metų, kai jau vyskupam, valstybės vadovam, paminklosaugininkam ateis mintis, kad vis dėlto klaida padaryta, tai tada suremontuosiu. Taigi, nelaukiant niekieno malonės, pavieniai parapijiečiai, aukotojai iš užsienio ir kiti geradariai suaukojo reikiamas lėšas ir štai dabar vargonai skamba, kaip kalbėjo romantikai. Bažnyčioje svarbiausia, kad būtų tikri vargonai, tikras altorius, tikra sakykla ir gyvi žmonės. Kai viskas yra tikra, autentiška, tai yra giedama tikra giesmė, kai griežiama tikrais vargonais ir gyvai bendraujama, yra tikras stebuklas. Ir didelis stebuklas, kad šie vargonai išliko, nes daug vargonų buvo perdaroma, modernizuojama, pristaikant prie šiuolaikinio vargonininko poreikio. Tai yra, kad būtų galima groti modernesnę muziką, patogiau ir, gal tuo metu gražiau. Bet šie vargonai skleidžia senąjį barokinį skambesį, nors yra nedideli kameriniai, tačiau puikiai tinka akomponuoti solistui, instrumentalistui ir sugroti nesudėtingą preliudą ar fugą. Gyva muzika, natūralus garsas ir solistai sako, kad su elektriniais vargonais jiems sunku su jais dainuoti ir giedoti daug sunkiau negu su natūraliais. Tai čia toks bažnyčios širdis, sakyčiau, vargonai natūralūs, o dačių istoriniai, paveldiniai, vieni seniausių, vertingiausių faktiškai mūsų čia visoje apskrityje. Vargonai tai yra bažnyčios širdis. Muzika, ta sakrali muzika, kad ir pasaulietinė muzika skambanti bažnyčios erdvėje, vis tiek jinai pakilėja žmogaus dvasią, verčia susimastyti, pasvajoti, apgalvoti. Tai dėl to, kad tai yra ir istoriniai vargonai, ne šių laikų, ne sintetiniai, taip galima pavadinti, instrumentas, bet tai yra rankų darbo meistro, tų laikų meistro
sukonstruoti, pastatyti vargonai. Tai ir tas skambesys, na, ko gero, jisai visai kitoks, jis daug tikresnis. Tai va to tikrumo, dėl to tikrumo turbūt ir šiandien susitinkame čia.